Laida Mokslo langai. Grįžtant prie rausvosios radiolės, leiskit pasakyti, kad būtent vaistiniai žaliavai yra ruošiama augalo požeminė dalis. Antraisiais, trečiaisiais augalo augimo metais, vegetacijos pradžioje, tai bus pavasarį, vegetacijos pabaigoje, tai rudenį, kasama ir džiovinama. Radiolė tai yra stiprus adaptogenas ir pastaruoju metu labai plačiai tyrinėjamas, ypatingai preparatų nemažai rinkoje pasirodė COVID laikotarpiu. Preparatai naudojami kaip žmogaus organizmą atstatanti priemonė persirgus COVID. Radiolių ekstraktų preparatai tonizuoja, stimuliuoja, jie yra vartojami neurozėms gydyti, gražina žmogaus organizmui darbingumą po pervargimo, kaip minėjau, po išsekimo COVID laikotarpiu. Čia gali būti ir gripo infekcijos, peršalimo sunkus periodai, taip pat didina atsparumą ekstremaliems veiksniams, kaip minėjau, peršalimui, apsinuodijimui arba esant centrinės nervų sistemos perkrūvoms, įvairios kilmės stresams, ypatingai kaip yra lėtinis stresas, ką mes išgyvenam visi pastaruoju metu, geopolitinė tokia sudėtinga karo apsupti situacija, tos pandemijos praūžusios, tai žmogų paveikia ganėtinai stipriai. Tai žodžiu, šio augalo vaistinė žaliava ir joje susikaupusios biologiškai veikliosios medžiagos labai plačiai yra tyrinėjamos ir jie skiriami organizmo jėgoms atstatyti po sunkių lėtinių ligų, sumažėjus arteriniam kraujospūdžiui, potencijai. Rausvoji radiolė tradicinėje medicinoje yra naudojama ginekologiniams, skrandžio, žarnyno ligoms gydyti, esant širdies nepakankamumui. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad trukmė vartojimo preparatų rekomenduojama nuo 10 iki 20 dienų. Tokia yra bendra rekomendacija, tai reikėtų pacientui pasitarti su bendrosios praktikos gydytoju, fitoterapeutu ar su vaistininku, ypatingai lėtinėmis ligomis sergantiems, kad pažiūrėtų, ar tai tie preparatai nesukelia vienas kito blokuojančio poveikio. Reikia pažymėti, kad rausvųjų radiolių šakniastiebių ir šaknų preparatai negali būti vartojami sergant drugio liga, hipertonija, nemiga, esant galvos skausmams. Leiskite pasakyti, kad tie jauni, ankstyvą pavasarį atželintis rausvosios radiolės lapai, jie yra ne tik labai dekoratyvūs, tačiau tautose, kur natūralus paplitimo augalo arealas, yra skinami ir naudojami salotoms, kaip tonizuojanti priemonė. Augalas yra naudojamas kaip maistinis svarbus tonizuojančių gėrimų komponentas, tai jau čia maisto pramonėje. Ir kaip dekoratyvus augalas matome ir pas mus Lietuvoje daugelyje želdynų, kaip dekoratyvus akcentas yra auginamas. Leiskite priminti, kad prieš pradedant vartoti rausvųjų radiolių preparatus ir kitų vaistinių augalų preparatus visada yra rekomenduojama pasitarti su gydytoju, vaistininku arba fitoterapeutu. Laida Mokslo langai.